Tai jau šitą naktį būsim čia, o rytoj jau kirsim sieną nuo ryto į Norvegiją. Tai mes greit pavalgom, pailsim, einam miegoti ir susitinkam tada rytoj, gal nuo ryto parodysiu aplinką. Iki ryt. Iki. Tai labas rytas. Tai vat parodau, kur miegojom. Oi, saulė. Kur miegojom, kaip miegojom. Sakau, vakar taip ir nebeišėjo parodyt nieko. Nes atvažiavom buvo gan sutėm ir skubėjom greitai tą palapinę statyti, nes labai daug uodų. Dabar kol kas kaip ir nieko. Gal kol saulė šviečia. Tai čia šiaip ir eina vat pagrindinis kelias už tų medžių. Tai čia buvo toks važiavimas, vat aikštelė ir aplinkui žolė. Tai miegojom šiaip gerai, spėjom vakarą ir kažkiek užvalgyti dar. Tai dabar tik tais, greitai krausimės ir važiuosim toliau. Ieškosim gal degalinės, ne? Ir važiuosim toliau. Tai šiandien planas yra įvažiuoti į Norvegiją. Pagrindinis planas. Suomių kalba iš tikrųjų visiškai nepanaši nei į norvegų, nei į švedų. Visiškai. Tai man atrodo, jinai daugiau neša į estų. Nu, jie kažkokia ten tokia panašia paukštiška kalba ir šneka. Bet šiaip tai sakau Skandinavija, bet visiškai nepanaši nei į norvegų, nei į švedų. Visiškai. Tai suprast net nieko neišeina, absoliučiai. Tai va sustojom degaliniai, bet šiaip Suomijai visos degalinės yra automatinės ir jos mažai kur turi šitas, parduotuvės degaliniai. Aišku yra, nėra, kad visai nėra, ne, bet, mažiau. Mačiau. Nematai? Nes aš kai važiavau prieš kiek dabar čia, prieš 3 metus jau. Aš važiavau iš Šiaurės Norvegijos į Lietuvą. Tada, kai buvo korona, tai važiavau per didžiąją dalį Suomijos, ne didžiąją pusę irgi. Nuo Kėmį važiavai ir išvažiavai Helsinkį su keltu. Nu jo. Tai vad nuo Kėmį, sakykim, tos sienos su Švedija iki Helsinkio. Na, aš neatsimenu, aš visur pyliaus, man atrodo, buvo tie automatai. Kurą, kaip pyliau, visur buvo automatai. Tai va čia gerai, kad radom degalinę, kur šalia kavinė yra ir šalia kavos gauti. Irgi gerai. Submarinų neturi jie čia. Submarinų. Estijai submarinai neskanus, Latvijai neskanus, Lietuvoj skanus. Circle K. Circle K. Jo, iš tikrųjų, kad mes šiaip Lietuvoj galvom, kad labai pasiilgsim kebabų. Aš kažkaip galvoju, kad labai pasiilgus būsiu kebabų. Ypač toj kebabinėj, kur prie Šilo Baltų prospekte. Street food vadinasi. Tai tenai aš atsimenu su stiksais būdavo, arba tas su daržovom paprastas, bet ir nežinau, pasiėmėm, suvalgėm ir kažko tokio nebuvo, vau, kaip aš tikėjausi. O vat suvalgėm, mes atsimenu submariną, toj Circle K. Tiesiog submariną, kaip, man tai vadinasi submarinas, ne? Tas su sūriu ir kumpiu. Nu šitas kaip skanu
net dabar nežinau, suvalgyčiau mielai. Nu, labai skanus, bet nei Latvijoje, nei Estijoje šitų būtent tokių submarinų nebuvo. Tai džiaukitės, kas turit Lietuvoje. Sveika gyvensi namo. Sveika gyvensi namo. O aš pasiėmiau kavos. Iš tikrųjų, aš visą laiką atsidarau tuos dangtelius. Ar tai būtų vienkartinis padelis, ar daugkartinis. Man kažkaip nepatogu labai gerti iš tos skylės tokios, nes nežinau, aš nepataikau, kiek reikia užsiversti ir būna arba per daug, arba per mažai, bet to užsipili per daug, apsipili, tai patogiau yra atsidarius. Atsidarius ir apsipėlus. Nu, atsidarant tarsi apsipyliau, bet nereikia tiek daug įsipilti. Jo, ir čia kavinėse tokiose, kaviniai, degaliniai, pavadinkam, kava iš to aparato nėra jos tokios, bet yra tiek kaip tokie kavinukai jo. Kur aš atsimenu, Amerikoje būna vis per filmus rodo, kavinė ateina ir su to papilsto daugiau. Aišku, čia visur, bet iš filmų labiausiai atsimenu. Jo, juoda kava. Ir tada šalia padėti tokie metaliniai termosiukai, piltuvėliai ir ten pienas arba grietinėlė. Bet realiai ir pas mus Norvegijoje yra aparatai, tiek ten kapučino mokos ir sakyti, ir šalia ties stovi. Bet dažniausiai būna tik juoda kava stovi. Bet ir pienas yra. Oi, nemačiau kažkaip. Aš kažkaip visai nupilti tą. O, reiks pasižiūrėti. Šiaip šitas padelis labai patogus yra, nes patogus būtent Norvegijoje, nes Circle K ir realiai ir kitose degalinėse pagal tinklą gali nusipirkti termopadelį visiem metam. Ir tu nusipirki padelį su tokiu lipduku ir gali kasmet arba keisti naują padelį su nauju lipduku, arba gali nusipirkti tik lipduką ir gali šitą piltis kavą nemokamai visus metus. Gauna tu tik sumoki tą vienkartinį mokestį, kuris yra dar yra padelio dydžio. Jo, šitas yra didelis skaitosi. Tai mes mokėjome apie 500 krūnų. Mažesnis gal 3,50, man atrodo, ar 3,50. Nu, kažkas ten tokio. Arba jeigu tik lipduką perki, tai man atrodo, gal ten tik 50 kronų pigiau. Bet kitas dalykas, nebūtinai Circle gali gerti, realiai visur ateina, įsipila, išeina. Nu jo, visi pilasi bele kur iš Circle ateina ten su šėlo padeliais ar ten tais. Mes dar taip prisibijome į kitą tinklą, kad piltis, bet šiaip tai tikrai nieks nieko tai nesako. Iš mūsų pilis. Yra tekę. Tai va, tokie labai patogu. Aš žinau, kad yra Lietuvoje, kaip ten, jeigu atsineši savo padelį, tai kažkiek pigiau liktai reikia mokėti, ne? Aš mačiau dabar buvo ten tipo kažkokia tai kaina padelis termo ir po to tiesiog nuolaidą gauni kažkiek kavos padelį. Nežinau. Nu kažkiek irgi, sakykime, pigiau. Tai taip atrodo dabar mūsų pusryčiai. Sustojom pasikrauti ir išsivirsim pusrytį. Ir jau įvažiavome į Norvegijos šalį. Tai problemų iš tikrųjų nebuvo, net nebuvo jokių postų, kad tikrintų ir kažko. Iš tikrųjų mūsų nei vienoj šaly kertant netikrino niekas. Ir jokių problemų. Nu, neturėtų gal šiaip so, bet... Nu, mano tėvai, kai važiavo... Mus Norvegijai buvo. Jo, patį pirmą kartą, tai čia jau labai seniai. O mano tėvai, kaip dabar važiavo, tai juos tikrino persikėlusių, ne, Švedijoje. Jie kėlėsi iš Ventspilio į... Ten šalia Stokholmo, tas Nynäshamn, atrodo. Ar kažkur ten, tai juos sustabdė ir iš tikrųjų labai stipriai išpurtė, o mūsų niekur nepurtė, viskas kaip ir gerai. Nu, nėra ko ir mes, kad čia bijotumėm kažko, bet
Bet tiesiog gal nemaloni procedūra. O įvažiavus Norvegiją iš tikrųjų iškart smagiau. Kalnų šiek tiek atsiranda. Oras, va, matau 15. Čia norėjau užeiti į Circle K degalinę, bet jinai uždėta, kad nedirba. Rašo, nedirba 15 ir pertaisyta į 16. Tai matyt, abi dienos gaunasi. Kažką krauna iš jos. Tai tada pusryčiai mūsų šitai bus. Ir čia iškart sustojom krautis, privažiavo kita mašina, pakalbino, kur važiuojat, kaip sekasi, ką jie veiks pakalbėjom, tai taip smagiai. Tai jo tikriausiai jau supratot, kur važiuojam, o gal ir ne. Tai važiavame į šiauriausią Europoje tašką, o ne? Jo. Tai yra Nordkapas. Ir šitą tašką mes jau planavom aplankyti, pradėjome jau kalbėti apie jį prieš kokius 4 metus, ne? Ir mano buvo svajonė iš tikrųjų Norvegijai pamatyti Lofotenų salas, tai ką mes įgyvendinom prieš 2 metus. O Edgaro svajonė buvo pamatyti šitą Nordkapą. Nu tai va, važiuojam į Nordkapą dabar. Oras koks? Oras yra +11, +10, +11. Lynoja, bet taip apsiniaukia. Vėjas. Tai toks įdomus skirtumas, nes šiuo metu mačiau Kaune yra 28, o čia 11.
Nu, kokie įspūdžiai? Reikia gyventi Šiknoj. Šiknoj. Iš tikrųjų labai fainai. Ja. Tai... Jo, tik mums gal su oru nepasisekė, nes rūkas visur ir lietus. Bet šiaip vis tiek pamatėm tą gaublį. Ir čia iš tikrųjų viduje labai daug yra ką apžiūrėti, nes yra padarytas ir muziejus, yra ir filmukas apie šitą Nordkapą. Tai ne istorinis, bet tiesiog visokių vaizdų žiemos, pavasario, vasaros. Paskui yra toks jo kaip muziejus padarytas ir ten dar šviesų instaliacija kaip visų metų laikų. Taip pat yra filmukai, kur paaiškina, kaip atsiranda Nurlys, tai ta šiaurės pašvaistė. Ir taip pat paaiškina, kodėl yra vasaros metu visą laiką saulė. Tai iš tikrųjų filmukai buvo labai labai faini, ypač tas tam tokia kino salė padaryta. Ir 15 minučių filmukas, tiesiog vaizdai iš šiaurės šito taško aplinkui, tai labai gražus ir kaip pasižiūrė, atrodo, čia gyvenimas visiškai kitoks net negu, tarkim, kur mes gyvenam, kur miesto tokio daugiau teritorija. Čia atrodo tokia labai didelė ramybė ir toks visiškai kitas gyvenimo tempas. Atrodo, kad viskas žiauriai lėtai ir žiauriai paprastai ir tuo pačiu ir fainai. Nežinau, tas filmas labai sužavėjo iš tikrųjų. Tai tikrai verta atvažiuoti čia. Sakėme, atvažiuosim ir mes dar kartą, bent kartą, tai tikrai vis tiek nėra čia baisiai toli. Gera savaitė. Pirmyn atgal. Kartais žiemą ir vasarą labiau, birželį. Nu jo, būtų fainai žiemą atvažiuoti pasižiūrėti, bet čia jau nežinau, reiktų. Nu, kaip tu sakai, arba skristi ir nuomotis, arba nežinau, kokių ratų reikia turėti ant mašinos, nes labai žiemą tai čia ir kelius uždaro ir būna kolonom važiuoti reikia, nes... Bet ne, ta prasme, žiemą tai gali būti ir tikriausiai gegužės. Nu jo, ir būtų fainai gal kai, koks birželis, liepa gal. Kažkas tokio, kai šiek tiek šilčiau, nes tikrai būna ir čia gero oro, ir čia saulės, ir žaluma, ir plius... Mes žiūrėjom, atrodo, tada, kai buvom Lietuvoje, tai buvo čia plus koks 15, tai jeigu plus 15, dar saulė, čia žiūrint jau, ar saulė ar ne. Tai jeigu saulė ir giedra, tai čia labai labai šilta. Tai va, ir apėjom, žodžiu, viską, apsidairėm ir važiuosim toliau. Tai mes jau palapinai. Oras iš tikrųjų, lietus. Puikus oras. Ir yra plus 11 galbūt, ar ne? Kažkur. Naktį mačiau žemiausią temperatūrą nukris iki 9 laipsnių. Bet pasirašėm ir rūbus. Jo, su rūbais miegosim ir su tais miegmaišiais.
tai viskas bus gerai. Nu, blogiausia atveju nubėgsim į mašiną. Bet man atrodo viskas bus gerai. Tikrai esame miegoję anksčiau, tai ir per lietų, ir per šaltį, tai... Nu, per tokį šaltį gal nesam. Esam. Bet per lietų... Ai, buvogi +2 tada. Nelabai malonu statyti palapinę per lietų, bet, nu, nepasirinksi jau. Rėjus tai išsigandęs iš to lietaus, bet lenda iškart į miegmaišį. Tai va, vakarienę mes jau šiandien nebevalgysim vakarienės, nes nebėra jėgų ir oi, sunkiai pasigaminti daug būtų. Nes mūsų palapinė neturi kažkokio didesnio priengio, yra toks nedidelis toks priengis. Nu, įmanoma ir tenai iš tikrųjų. Ai. Užkasim kažką greitą. Ir neštingių gaminti, šiaip tai nėra sudėtinga. Nu jo, tai aš irgi tingiu iš tikrųjų. Šiandien įveikėm Nordkapą. Mes šiandien važiavome, ne, į Norvegiją? Ne, šiandien. Šiandien važiavome jau į Norvegiją ir pasiekėm Nordkapą. Labai patiko miestas Honningsvåg. Aš atsimenu, kažkada žiūrėjau ten darbo skelbimą. Bet galvoju, kad ten, nu, tai žiūri tiesiog ant juoko iš tikrųjų. Bet dabar nuėjom, ten nuvažiavom, apžiūrėjom. Tiesiog pravažiavom, tai labai gražus miestas. Tokio, nežinau, toks jaukus ir toks fainas. Tai kažkoks toks įdomus pojūtis mieste. O kiek šiandien, nu ir atvažiavom dar šiandien iki Altos. Tai vat čia nakvynė yra šiek tiek už Altos. O kiek šiandien kilometrų gausi? Kokie 650 plus minus. Tai visai daug. Ir jo visam kely, visam vat šiauriniam tam kely ir šiauriniai daly visur labai daug elnių. Ir labai daug elnių. Bet jie iš tikrųjų nėra, kaip čia, nebėga tau į kelią. Nėra jie tokie staigus, tai jie gan lėčiau kažkaip vaikšto, rankioja tą žolės aplinkui. Ir tokiom bandom. Tai būna labai daug vienoje vietoje. Bet šiaip įdomu tiek daug matyti ir pastoviai, aš nežinau, net nesiduoju, kiek matėm jau, bet labai daug. Tai dabar sakom tada jum labanakt ir susitiksim rytoj.